mūsų turbūt tik Saremos raliui nenusileidžiantis ralis Estijoje Auto 24 rali Estonija, tai varžybos, kurias aplankėme vasarą, tuomet, kai atostogų metu buvome dingę iš eterio. Rali Estonija lenktynės ir organizacinė jų pusė niekada nenustoja stebinusi. Prie starto linijos stojo per 150 automobilių, tarp kurių net 34 FIA istorinių automobilių ralio čempionato įskaitoje bei 120 ekipažų vairuojančių šiuolaikinius automobilius. Per 2 dienas sportininkai įveikė solidžius 154 11 greičio ruožų kilometrus, o vieno ralio metu buvo vedama net 5 skirtingų čempionatų bei taurių įskaita. Estai visada sugeba prisišaukti ir efektingai atrodantį pirmąjį šešetuką, kuriame figūruoja aukščiausios prabos VRC klasės automobiliai. Nenuostabu, jog šių ralio monstrų pilotai ir nuskina garbingiausius trofėjus. Antrus metus iš eilės 2012 ralį Estonija laimėjo norvegas Mats Osberg su Jonu Andersenu Ford Fiesta VRC. Antrą vietą pelnė Citroën DS3 VRC, pasaulio čempionato jaunių komandos ekipažas iš Belgijos Thierry Neuvillas Nikolas Gilsolis. Nors Citroëną vairuojantis ekipažas ir labai stengiasi įveikti nugalėtojus, tačiau to padaryti nepavyko. Pirmąją varžybų dieną nuo Osbergo atsilikęs 20 sekundžių, deficito sumažinti Thierry nesugebėjo ir antrąją varžybų dieną. Finiše pirmą ir antrą bendros įskaitos vietas skyrė 26 sekundės. Trečią ir ketvirtą vietas pasidalyja Ford Focus VRC ir Fiesta VRC pilotuojantys Estas Georgas Grosas ir Čekijos sportininkas Martin Prokop į žaidimą dėl pirmos vietos įsivelti regis išvis neturėjo šansų. Įveikus paskutinį greičio ruožą, trečią poziciją nuo antros skyrė net minutę ir 18 sekundžių. Ką jau kalbėti apie ketvirtąją vietą. Ir vėl milžinišką savo vairavimo potencialą pademonstravo Kaspar Skoitlas su Mitsubishi Lancer Evo 9. Viso Pabaltijos sportininkus N grupėje skaudžiai baudžiantis Estijos talentas savo klasėje finišavo pirmas iškart po paskutinio VRC automobilio. Rally Estonija garsus ne tik savo greičio ruožais, bet kartu ir juose kelio nerandančių ekipažų skaičiais. Dėl gedimų, avarijų ir net gaisrų iki finišo net važiavo 56 automobiliai. Ne ką mažiau Auto 24 rali Estonija varžybose stebėti buvo įdomu ir FIA istorinių automobilių čempionato dalyvių pasirodymą. Šios įskaitos pergalę šventė VRC žvaigždė Jari-Mati Latvala su Ford Escort. Su muziejinė, bet tikrai dar neapdulkėjusią techniką jis demonstravo labai įtikinamus rezultatus. Beveik 7 minučių persvarą nuo antroje vietoje likusių varžovų Jari-Mati be konkurencijos laimėjo varžybas istorinių automobilių klasėje. Beje, antroje vietoje atvažiavo Norvegijos ekipažas Valter Jensen Erik Pedersen. Jie vairavo vieną įspūdingiausių senosios mokyklos ralio automobilių Lancia 037. Vien turėti tokį 8-ame dešimtmetyje surinktą automobilį gali ne kiekvienas. Ką jau kalbėti apie lenktyniavimą juo trasoje. Klasikinių automobilių čempionato sąraše įvairiausios egzotikos ir geriau pažįstamų egzempliorių tikrai netrūko. Deja, bet ir šioje serijoje vairuotojų pasitaikė labai karštų. Tai tiek trumpai apie tai, kur buvome ir ką matėme vasaros atostogų metu. Pasistengsime nepraleisti ir šių metų Saremos ralio varžybų, kurios sudėlioja visus taškus Baltijos šalių ir Šiaurės Europos zonos šalių čempionate. Beje, jei norite pamatyti daugiau Auto 24 rali Estonija kadrų, prisijunkite prie Autofanų profilio Facebook'e. Kitą savaitę čia rasite ir riebę estiško ralio dozę.